tie, kurie išvažiuoja, yra migrantai, jie negerbė Lietuvos, jie nemyli Lietuvos. Ir iš tikrųjų, galiu pasakyti, visiškai atvirkščiai yra. Nes kai aš išvažiavau, tai iš tikrųjų Lietuvą gal net labiau pradėjai vertinti. Tai yra gyvenimo universitetas, kuris, manau, net užima didesnę dalį negu patys mokslai. Nes tu išmoksti gyventi pats, kas yra labai svarbu. Ir tu tampi visiškai nepriklausomas. Universitetai organizuoja priėmimus. Jie pasitinka tave oro uoste, jie tave palydi, jie tau parodo, kur eiti, ką daryti. Ir jie iš tikrųjų tave priima kaip tokį, sakykime, naujagimį, nes jie supranta, kad tai yra labai didelis skirtumas. Ir dauguma lietuvių, kurie baigia studijas užsienį, jie gal padirba šiek tiek užsienį, bet dauguma ir mano pažįstamų, jie grįžo į Lietuvą. Ir jie dirba Lietuvoje, jie pritaiko savo žinias. Ir iš tikrųjų pasirinko vėlgi tėvynę, tai patriotiškumas tikrai išvažiavus studijuoti į užsienį nėra problema. Kai įvertini viską, ką tu gauni, tai absoliučiai nėra ką net lyginti, nes aš neįsivaizduoju savo gyvenimo, jeigu aš būčiau likus Lietuvoje, aš tikrai neįsivaizduoju, ar aš būčiau gavus darbo praktiką, ar aš studijuočiau tai, ką noriu, nes mano patys tėvai yra dėstytojai ir taip, Lietuvoje gal kai kuriems studijuoti yra gerai, bet jeigu nori kažko daugiau, jeigu tu nori gauti praktikos ir ne tik mokslo, ir nori gauti gyvenimo praktikos, tai užsienis yra vienintelė išeitis, nes niekur kitur tu neišmoksti daryti tiesiog paprastų gyvenimiškų dalykų, susitvarkyti sąskaitas, ieškoti būsto, ieškoti darbo, tai yra, taip pavadinkim, gyvenimo universitetas, kuris yra daug svarbesnis negu mokslinis universitetas, mano nuomonė. Ir kai sudedi šiuos du, tai tu tampi tiesiog labai norimas darbdavių žmogus. Paprasčiausiai.